Labas rytas. Dar vienas rytas Juodkalnijoje. Su išdžiūvusia kriokliu. Tęsiam apžvalgą dar truputį išdžiūvusias upės. Per dugną, sakai, einam? O jo, ir pakilsim ten. Nulipimas į upės vagą atrastas. Toks pakankamai nelabai saugus, bet lipam vis tiek. Įspūdingas pasivaikščiojimas upės vaga išdžiūvusia. Čia tik gali įsivaizduoti, kiek vandens varo pavasarį. Na taip, bet tai tu įsivaizduok, viską matom iš ten, kur upė būna. Bet nei jokio augalo čia nebūna nieko. Jo, nes vaizdai aplink taip. Bandam dabar prieiti patį tą krioklį. Ir čia visi šitie luitai atrodo lygiai taip pat, kur prie Utenos rajone, kur yra konglomerato uola vadinas. Konglomerato. Pasakyk dabar tą pavadinimą tos uolos kokią? Konglomerato. Nu tai vat kaip tos uolos pavadinimas viskas. Čia va iš to pačio viskas pasidarė. O va čia va įrodymas, kad čia būna vandens. Tai žinoma. Visokie tokie slapti užėjimai. Ir pats kriokliukas jau visai čia šalia. Oho, čia jisai. Eik tu peklan, ten labai prie krašto neik. Eik tu savo čia, žinok. Šitas visas dalykas įspūdingas, belenkaip. Va, katinai žiek vaikšto, miauksi ateis. Vaizdas tai įspūdingas šiandien apačioj. Belenkoks. Čia einam tokią vagą, o šalia yra didžiulis griovys, visiškai didžiulis. Eik, tu pagarst. O, vandens dar yra, bet jau tas vanduo kaip visur prišiukšlintas. Gilus ten griovys prie tavęs? O, dievai. Dugno nėra? Eik, tu pagarst. Nu tik atsargiai neįdirbk. Bet tai čia tas dugnas, tolumoj. Nu, matosi kažkur. O ten čia akmenais iš viso įlenda. Papačia kažkur. Vau, čia vieta. Šunų būdas padarytas. Įdomiai atrodo. Įdomus toks sprendimas labai. Ten žiūrėk, va jo davė visas akmuo. Kažką tai kūrena ten. Upės vaga tikrai žavinga. Kad ir išdžiūvus, bet belenkaip jinai. Ką, nusipirkom traukinio bilietą? Leidžiamės į avantūrą. Nežinodami kaip kur kas. Nusipirkom bilietą. Važiuosim iš sostinės Podgoricos iki Baro. Iki Pajūrio miesto, ten kur tą lygmenį žiūrėjom. Dviem bilietas kainavo 4,60. Kiek suprantu, važiuosim valandą.
Antra klasė va pažymėta. Nieko neklausė, nei kokios klasės nori, nieko. Nu gerai, pasižiūrėsim, kas čia bus per nesąmonę. Tikimės rasim kelią atgal parvažiuoti. Nepasiklysim gal? O jeigu ką, nu ką reikės bare panakvoti. Kaip ten buvo kažkoks tai realybės šou į barą. Tikrai to žodžio prasme. Atvažiuojame. Traukinys vėluoja 25 minutės. Čia kaip ir įprasta visiems. Bet esmė ta, kad sulaukėmės jo, va. Atvažiuoja toksai. Puvėsis. Puvėsis. Geras traukinys. Vos ne kaip indiškas. Tikiuosi nereikės ant stogo sėdėti. Ir visi į vidų pasileido. Ką? Čia dar palauk, reikia gal išlips. Bet jau vagonai tai irgi ne kažką čia. Neišlipsim pačiai pirmos pasitaikiusiai stoteliai. Pamatysim neužilgą. Ir lygas stovėt, matai kitą? Ja, čia, matai, grinai, va taip ir buvo. Pirmas. Gautis reikėjo. Už tai jie čia kaip žvėriai ir šoka visi. Neaiškus išvykimo laikas nei kryptis. Keistas traukinys, kurgi galutinė jo stotis. Keistas traukinys, vagonuose laukimas ir tingi rimtis. Keistas traukinys, užtemdyti langais tartum neregys. Keistas traukinys, keistas traukinys. Kad palydovės dvi, viltis ir neviltis, o viena mašinisto tik lemtis. Kad palydovės dvi, viltis ir neviltis, o viena mašinisto. Kvapas kajutė, tik ką žinau. Suolai va. Traukinys atsilaisvina pagaliau, bet vidai aš nežinau, čia žinau. Duoda signalą lėk, tas pypsina. Pareguliuot galim biškį čionai. Apšvietimas. Inspektorius praėjo, kaip tik nieko nesakė. Na ir pasiekėmės paskutinę stotį su traukiniu. Čia yra toksai dekoratyvinis vienas paliktas. Jis gal dar medinis? Gerai, kad su juo nebeteko važiuoti. Jau dabar net įdomiau būtų. Jo, jisai su savo tais dūmais per tunelį važiuodamas. Taksi laukia su durim atvirom, tik sėsk ir važiuok. Taip. Kai iš traukinio išlipam, išausim aludžią ir nuveš mum prie jūros, sakė. Už 5 eurus. Nu, bariuką parodyk. Bariukas irgi čionai toksai. Senovinis pakankamai. Čia kiek mes metų atgal grįžom, kokį 30-20.
30. 30. Jeigu nedaugiau. Nu, toks stiliukas dar, va čia gyvas veikiantis. Kondicionierius ten tas. Pageltęs, paplėsmasis. Nu, tai kas? Lampos, tos panelės. Nežinau, mano metų. Eik savo. Muziejai mes. Ir varom prie jūros. Taksistas mūsų alaus iššovė irgi. Katras jau važiuoti, žinai? Tai gal, bet tai koks skirtumas dabar? Gyvaus namus. Svarbu gyvus nerašti. Jo. Čia baudžiu už tokį. Čia norma. Diržą prisisekt nereikia jam vairuojant taksi? Nei jam, nei čia žiūri, nieko nesako. Nu. Vat, pavyzdžiui, nori valgyt, prieini prie kavinės, jie net neit, norint sužinot, kiek kas kainuoja ir ko yra viduj pavalgyt. Ir kaip atrodo, nes... Jo, pavartai vat savo pasiėmęs meniu ir žinai, ar tu nori tiek mokėti už tą patiekalą ar ne. Ir taip visur. Kiek jau čia mes tų miestų pravažiavam šitoj šaly, visur taip. Ir Potorė taip pat buvo ir Barbare irgi lygiai taip pat. Nu, miesto pavadinimas tai tobulas. Baras, nes kur bebūtumėm, šitoj vietoj mes esam bare. Būtent. O, ir balandžiai kartu varinėja, nori atimti iš visų maistą. Nepatika niekas? Mes dabar bandom surasti. To vietinio maisto, Jo, čia tas- visokios kvitos, visoto. Aš pastebėjau, kad jiem čia Italija labai dominuoja. Įkaitus iki raudonumą, laukia savo. Kokią maistelę tam pavadinimą? Iešmelį. Iešmelių. Visai lietuviškas pavadinimas, žinok. Ten nebeprisimenu, kaip ten rašė. Vištienas kažkokie iešmeliai. Nebūtinai vištienos, ten nerašė, kad ten gaidys. Gaidys. O aš išbandysiu kebabą montenegrietišką. Gal juos kalnietiška. O, paprasčiau taip aišku būtų. Nu va, iškepė mum, padarė. Labai įdomu. Įdomiai taip atrodo. Paragausim kažką tai, nu ko tikrai nevalgė, ne kažkokį tai picą, Aha. kažką. Išbandysim šitą maistelį dabar. Labai gerai. Nebloga, žinok, ir pas mane šitas visas. Pasivažinėjom su traukiniu, pasimaudėm jūrai. Dabar Podgoricą biškį pasivaikščiosim. Pasimakaluosim. Labas rytas. Pirmadienis. Ant tilto. Šiandien rugsėjo 9 berods. Aš jau pasiklydau datos. Nebais ant tokią lipt. Nejauku. Tiltas tai baisu. Aukštis čia jau irgi didžiausias, eik tu gult. Bandyt reikia eit. Šitaip biškį. Trūksta jam armatūrų keletą. Padarytas iš armatūrų, jisai tam kur būna betonavimui skirtas. Eik so. Apačioj ten kažkokia jurta. Dar tokiu baisiu tiltu neteko eit. Kaip tu ten jauties? Pritupus eina. Čia koks gniužulas susuktas dratų. Privyrinta. Belia kaip čia ta svarkė sudėta. Ir taip pat apačioj. Tokia pat konstrukcija, laika viena kita dalis. Du perėjom tiltą. Kaip tu jauties? Ekstremaliai. Net man baisu buvo eiti per jį. Nu jo, jisai čia toks padarytas
Vėlinis tiltas. Ne visai vielos, čia kažkokios armatūros. Armatūras, trosai, vielas. Nebaisu ją pačią žiūrėt. Sakė, ją pačią žiūrėt nebaisu, o tiltas baisus. Kažkaip tai taip pasitaiko ne vieną mašiną važinėjantį be numerių čionai. Priekį nėra, gale yra. Būna tokių, kur iš vis nei vieno nėra. Kepurė, virš kelio. Net nežinau, ar matas čia, žinok, bet gal ir matas iš čionai, va, kai priejau. Labai gerai atrodo jisai. Važiuojant link tikslą pamatėm šitokias uolas, tai nutarėm sustoti ir pažiūrėti jas iš arčiau. Vaizdas tai čia gerulis jau. Bandom dabar nusileisti tokį mažą nusileidimą. Upė girdis iš tolio, ne? Sveikas atvykas į Vilnių. Panašiai. Šniūrai džiungliniai. Bandys lipt? Čia ką neužklysta, tik tai kokią šaką. Ne, žinok, nutruks ten šakas visas nuluš, nebetrauk geriau. Karčiainikų. Eik tu rimtai. O dabar tau. Man tai čia biški tik tai. Labai stipriai. Žiauriai geras, ką? O, bravo. Eik tu savo. Ir vanduo koks į tarp jos skaidrus. Nu tiltas tai gražus ir vaizdas nuo jo irgi. Upė. Aš neįsivaizduoju, tu pasižiūrėk, kokia jinai čionai. Ei, Ten to duobės irgi, matai, susiformavę didžiulės. Gražumėlis, ne? Belio koks gražumas. Vanduo ledinis. Tai Kalnų upė, tai aišku, kad gražumas. Grįžtam atgal nuo upės pasigražėję. Ir lėksim prie kitą objektėlę. Oho, čia koksai miškas. Eik tu savo. Tai nufotkinai? Aha. Aš tos pasakysiu, siaubo miškas toks tai. Nu, eik tu savo, čia žinok. Gerai neatrodo. Žiauriai. Visas čia kiek matos tolyn, tiek taip ir eina. Na, Čia va, žiūrėk, va, visur prie tavęs, virš tavęs. Matai? matau, bet aš nesuprantu, kodėl jie čia taip apsaminuoja. Čia jie saulės tipo nemato. Iš vieno šono jisai toks į samaną apaugęs sluoksniu, o iš kito šono nėra jokių samanų jam. Žiauriai jisai gerai atrodo. Visur. Visur va taip va. Bet tai kaip gerai atrodo, ką? Minkštas, čia galėtum jau prisidraskyti, pasidaryti patalą. Ir pagaliau grįžom prie mašinytės.
Poratais pasikišom akmenis, nes sakom, pakalnė vis tiek šitokia nemenka sustojimo vietai. Tų akmenų ir kabo, nes jau norėjau išimti, nes trokti šiandien. Atsibeldėm į dar vieną vietą. Čia sustojom visai netikėtai. Nuo didelio tilto pavažiavę. Ir dar vienas tiltukas mum prieš akį atsirado. Senoviniam ietim daryt, angaliai. Norėjom važiuoti šito keliu, bet gerai, kad nusprendėm ateit peškom pažiūrėti. Bet reikėjo pervažiuoti šitą upę. Čia jau yra važinėta, matas jau, ir anam krante. Ten išvažiuota į kitą krantą. Bet dabar mums teks daryti didelį ratą, dėl to, kad šitokios brastos mes neįveiksim. Paskandinsim mašinėlį. Gal dar ne dabar. Gal tegul jį mus parveža namo. Aš patingėjau eit per apačią, o į ratę ne. Tai va ir likau pasižiūrėti nuo viršaus tik į tiltą. Jis čia gal gena jas. Čia kažkas čia nusiklojom. Rodo, važiuok. Tai tegul praeina jo apie gyvulį. Einas. Mojuoja draugėlis. Pasakai, kokia čia markė? Čia musėt Fiatas gal koks. Čia va, pažiūrėk, Mersas koks įstovi. O tai ženkliuką. Nematau. Ant priekį. O dabar matau, eik tu savo. Čia gerulė mašina buvo. Aš jau kaip tu sakai, noriu civilizacijos. Ką diena baigėsi šiandien. Nelabai tokia sėkminga. Bet ilga buvo ir sunki. Nu kurgi važiavom 25 kilometrus. Valandą laiko. Daugiau negu valandą. Ir pirmą kartą nepasiekėm savo tikslo, nepasiekėm krioklio kažkokio tai didelio ir gražaus. Kaip minėjai, likus 5 kilometram iki jo. Pasidavėm, kai liko 5 km, bet jau buvo baisu važiuoti kalnas, slidus akmenys darė savo. Nes lietus buvo labai žiauriai didelis. Ir dabar dar lašnuoja, bet jau nebe taip. Dabar stovim kažkur panašiai. Pažiūrėk, išsisklaidė debesis. Visiškai vėl kitoks pasidarė. Jau, žiauriai. Kaip vaizdai keičiasi čia momentaliai. Kiek čia praėjo? 3 minutės? Niekie gal nepraėjo. Geras. Nu. Tai va, liekam kažkur tai miegot kalnuose. Kaip kalnų ožiai. O rytoj žiūrėsim naujų kažkokių tai siekių. Šiandien buvo tiltų diena, tiltų rytas. Tiltų rytas, iki kol ten prasidėjo. Po pietų lietus pradėjo lyt. Ja. Bet vis tiek tokių vaizdų kasdieną mes nematom ir džiaugiamės ir tuo. Taip. O ten krūmas kažkas tai vaikšto, žinau. Kažkoks gyvulis ten buvo. Eik šit. Aš einu į mašiną. Labanai. Ate. Labas rytas. Suraitytas. Tarp debesų. Ir lekiam tolyn. Labai tikimės, kad šiandieną nebus tokia lietinga diena, kaip vakar buvo. Nu, trečias bandymas užvažiuoti į tokį nedidelį kalniuką. Lemba, varyk. Dar truputį, čiučiut. Eina savo. Į didžiausius kalnus užvažiuojam, o čia niekaip nepavyksta. Ketvirtas bandymas. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja.
Jūratė stovi su skėčiu. Tai kad kol išsiko, tai lyt pradėjo. Lyt pradėjo. Stipriau. Kaip lyjo. Biški trūksta tiltą? Čia, žinai, čia gal užkrito, nebulys. Gal. Nu jo, gali būti, nes pažiūrėk, ir turėklas nudaužtas. Didžiulės urvas. Ką bandom žiūrėti, kiek išeis nueit gilin. Apie jį aš informacijos nieką neradau. Kelias nuotraukas ir jo lokaciją tik tai radau. Daugiau nieko. Urva dydis belė koks. Didelis, bet negilus. Jo ir pabaiga čia.